Labas vakaras. Padarysiu tokį video apie vaikštau parku ir ateina mintis tokios, kad apie tai, kad kiekvienas žmogus turi savo įsitikinimus, kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo būdą, stilių, įpročius. Vienu žodžiu, mes jau esame susiformavę. Ir tam, kad nekiltų barniai, kad nereikėtų pykti vienam ant kitų, tarkim, pagal gyvenimo būdą, stilių, pasirinktą. Mes turime suprasti vieną dalyką, juk žinome, kad sveikata yra numeris 1, tai yra vertybė, prioritetas. Ir pagal tai, kaip mes pasirenkam ir formuojame savo gyvenimą, savo gyvenimo, savo būdą, tai žinoma, kiekvienas siekia, kaip bebūtų, būti sveiki, ar ne taip? Ir dabar mano yra toksai pranešimas. Tarkim, mano yra toks stilius, kur aš savo esu griežta, imu discipliną už ragų, būnu, kad ir paleidžiu tą discipliną, aš leidžiu savo ir nieko nedaryti. Esminis dalykas gyvenime yra balansas tarp tamsos ir šviesos, tarp gėrio ir blogio, tiesos ir melo, materialumo, dvasingumo, tarp viduje esančios vyriškos, moteriškos energijos. Ir visa tai mūsų suvokimas, sąmonės, samprata, jinai lemia mūsų balansą gyvenime ir sveikatos rodiklyje. Tai dabar prisiminkite tokį laikotarpį, kai buvo pandemija, kai buvo viskas uždaryta. Ir ką Švabas sakė, nieko neturėsite ir būsite laimingi. Ne? Ir įsivaizduokite, buvo uždarytos parduotuvės. Gerai, maisto parduotuvės atidarytos, vaistinės atidarytos, bet tas pasakymas, jūs nieko neturėsite ir būsite laimingi, ką mes iš to galime išmokti? Ką mums praneša giliau, plačiau? Ar tu sugebi pasirūpinti savimi, ar tu sukūrei savo gyvenimo būdą, stilių, įpročius taip, kai nieko nėra, bet tu esi laimingas, tu esi sveikas. Tai ir mano yra žinia tokia, sveikatos rodiklis nusako tai, kad tau nereikia arba labai reikia tau farmacijos, vaistinės. Tarkim, pleistro, tarkim, užėjo ten į metus ar kokį kartą ten virusas, žiūrint, vėl priklauso viskas nuo būdo, nuo požiūrio, nuo pasaulėžiūros, mintis, jausmai, emocijos, žodžiai, veiksmai, įpročiai, ydos, charakterijos, savybės. Visa tai formuoja patį žmogų kaip stiprų, atsakingą žaidėją. Ir įsivaizduokite, niekas neveikia. Uždaro mėnesiui vaistinės, uždaro mėnesiui parduotuvės. Sakau, palieka tai, kas yra gamtos kaip resursas ir visiškai minimalų pragyvenimo lygį, tarkim, ten maistas, rūbų mes jau ir taip turim begalės ir sočiai. Kiek mes išgyventume? Tai būtent ir yra tas nieko neturėsi ir būsi laimingas, tai yra žinia tokia, kiek tu esi dar vartotojas ir kaip tu dar savęs neprisižiūri arba patiki prižiūrėti kitais, kad kiti tave prižiūrėtų. Tai ir būtų papildai, vitaminai, ar tai būtų vaistai nuo galvos, nuo kažkokio skausmo. Tai būtų kažkokia paslauga, ar tai būtų psichologinė, ar tai būtų būrimo, ar tai būtų kažkas, kiek tu gali būti savarankiškas,
tame, kai viskas yra uždaryta. Na, juk vat ir būna parodo tose filmuose zombių apokalipsė, kai viskas yra uždaryta, kiek tu esi sveikas, išnešti kojas ir išgyventi tol, kol neįvyks kažkas tai tokio, na, kaip, kažkas tai. Kaip atranka. Tai va, tos apokalipsės, tos pandemijos, va, tos chaosui sukurtos, jos ir būtent ir yra testas žmonėms, įvertinti save, kiek tu esi priklausomas nuo kitų. Viskas. Tai va, savo sveikatą visą laiką vertinkite pagal vartojimo kiekį, ką jūs turite savo namuose. Ar man reikia atsikėlus turėti energijos, tiksliau, ar man tik tai tada ateina energija, kai aš išgeriu kavos, ar išgeriu kažkokių vaistų, ar aš tiesiog natūraliai turiu visą dieną energiją. Aš nekalbu apie perkrovą, apie stresą, ne, aš kalbu apie balansuotą gyvenimo būdą. Ir aš tikrai nepriekaištauju, jeigu kas ir rūko, kas ir geria, kas ir turi didelį viršsvorį. Čia yra jūsų pasirinkimas. O tai tas pasirinkimas būtent ką suteikia. Daugiau įdėti darbo, uždirbti pinigų ir išleisti pinigus tiems, kas sukūrė visą šitą vartotojų turgavietę. Tai vat mano tikslas, gerbėmieji, mėlėjai, broliai, seseris, vyrai, moteris, peržvelkite savo gyvenimo stilių būdą, kiek esame laimingi, sveiki, energingi, be išorinių pasiūlymų. Aš jau nekalbu apie grožio standartus, apie dirbtiną grožio procedūras. Aš nekalbu apie vėl masažistus ar visažistai, manikiūrį, aš nekalbu apie tai, visą tai. Bet viską tai, įsivaizduokit, dingsta, viskas nušluoja ir kiek tu esi laimingas, kiek tu esi pilnavertis žmogus. Čia lygiai tas pats įeina, kiek tu esi laimingas, būdamas niekas, paprastas žmogus. Ar tau laimė tik tai rezonuoja ir nusako tavo statusas ir pinigų kiekis banko sąskaitoje. Viskas tai įeina, ar tai automobilis, ar tai pažinčių, draugų, kažkokių žmonių pažįstamų ratas. Kas tau formuoja, nulemia tavo savijautą tiek su žmonėmis, tiek ir su vartotojiškumo pasaulio, to iš turgaus eit nusipirkti, kuris tave veja bėgti, dirbti, išleisti. Ir tu supranti, kad tai ne tai buvo. Kad ne tai, kur man suteikė sveikatą. Energija, ta motivacija kažką tai daryti. Lygiai tas pats kaip motivacija šiandieną, grįžau namo ir galvoju, blemba, ieškau, žinokit, motivatoriaus. Taip savo uždaviau klausimą, kas galėtų būti mano mentorius, motivatorius, vėl pradėti paleisti savo mokyklą. Taip sėdžiu, galvoju, koks čia žmogus man galėtų taip sakyti, davai, Violeta, varyk, tau reikia, fainiai, davai. Kažkaip tai vėl nepriejau nei prie vieno žmogaus. Tai netgi mes turime savo būti motivatoriai. Juk nereikia mokėti pinigus, kad tavėm kažkas motyvuotų. Taip, aš suprantu, kai draugystėj būna, labai yra smagu, kad, pavyzdžiui, man pasakytų, Violeta, žinau, tau gal sunku, nuleidi rankas, tarkim, tingi, ne tai, kad sunku, tingi. Bet būk gera, tęs, tavo veikla, tavo žodžiai reikalingi, man reikalingi tikrai dar kažkam tai. To ir užtenka, tu jau gauni tą paskatinimą. Bet ne tam, kad reikia eiti mokėti pinigus už motyvavimą. Mes turime save atrasti, išmokti motyvuoti, kelti subinę ir rūpintis savimi ir pragyventi taip gyvenimą, kad būtų tiesiog o. Tai tiek ir norėjau pasakyti. Visiems gražios dienos ir pagalvokite, apie ką aš pasakiau. Nieko neturėsi ir būsi laimingas. Tai kiek dabar nieko neturėdamas, kiek tu esi sveikas, energingas, atsakingas, pasirūpindamas tik savimi, viskuom. Iki.